Devinta užduotis. Mums duoti 4 funkcijų grafikai ir mums reikia nustatyti, kuris iš šių funkcijų grafikų atitinka būtent štai tokį aprašymą, jog funkcijos išvestinė yra teigiama, kai x yra mažiau už 0 ir funkcijos išvestinė yra neigiama, kai x daugiau už 0. Tai šiuo atveju, ką mums reikia žinoti, tai apie išvestinės, kad jeigu išvestinės ženklas yra teigiamas tam tikrame intervale, tai tame intervale funkcija didėja, o jeigu neigiamas, tai tuomet mažėja. Tai tokiu atveju būtent ir žiūrime. Reiškia, mums reikia, kad kai x yra mažiau už 0, jog funkcija didėtų, nes jos išvestinės ženklas yra teigiamas. O kai x yra daugiau už 0, mums reikia, jog ji mažėtų, nes neigiamas. Tokiu atveju matome, kad mums tinka tik variantas D, nes čia, kai x mažiau už 0, funkcija didėja, o kai x daugiau už 0, funkcija mažėja.